Sveiki visi sugrįžę į dar vieną mano video apie Bitcoin analizę. Tai turime naują daily lygį, kurį jau pasižymėjau. Ir šiuo metu kaina yra vis dar visame tame range, kuriame jau esame apie 30 dienų. Ir vis dar esu savo longose, kaip ir vakar per video šnekėjau, kad jeigu gausime reakciją į šitą VWAP lygį, kad uždarysiu dalį pozicijos, tai taip ir padariau, pamačiau, kad lygis šitas yra tikrai stiprus ir gauname nuo jo reakciją žemyn, uždariau dalį pozicijos. Tai realiai šitas uždarimas nėra tam, kad labai čia šioje profito turėti, nes tikrai neuždariau didžiosios dalies, uždariau apie 15% pozicijos, bet esmė viso šito uždarimo yra tam, kad sumažinti riziką, kadangi turiu longus nuo čia ir nuo čia. Tai jau tikrai yra pakilimas, bet nėra toks pakilimas, kurį galėčiau uždaryti su dideliu profitu. Tai uždarau tik tam, kad jeigu grįžtumėm žemyn ir išmuštume mano stop lossą, kuris yra šiek tiek žemiau nei 100 000, kad sumažinčiau tiesiog riziką, kadangi dalį pozicijos uždariau į profitą, tai išmušus mano šitą poziciją man gautųsi labai nedidelis minusas vos ne ant savų. Tai šitas uždarimas yra tik dėl to, kadangi gavome reakciją ir tikrai galime važiuoti žemyn, nes nesu labai jau bullish ties Bitcoinu. Manau, kad dar galime pamatyti gerokai žemesnės kainas. Kalba eina apie 90 kelis tūkstančius. Vėliau biškį parodysiu, pažiūrėsime, iki kur gali važiuoti kaina. Tai kol kas yra tiek. Greitai dar prabėgau, kodėl enterinau šitą tradą. Tai šitą kaip ir viskas aišku, pasakojau praeitame video, tačiau šitas buvo čia tokia konsolidacija, įėjome į lygį, į range, kuris jau gan ilgą laiką judame šitam range. Tai įėjome į range, aukštyn, range apačia, aukštyn ir dabar vėl testavome range apačią. Gavosi failed auction vadinamas, kai išeiname iš range ir grįžtame į jį atgal. Tai realiai susirinkti, market makeriai taip susirinka likvidumą, kadangi daug žmonių treidina šitą range, mato šitą range, tai tiesiog market makeriai visus išmuša tie, kas longina, ir tada kaina galimai važiuoja į viršų. Tai taip pat enterinau, nes kai įėjome iš tą range, dar testavome range ir visas šitas rezistancas range patapo supportu, labai gražiai nuo jo atsispyrėme, pakilome į viršų. Tai buvo labai geras entris, labai techniškas entris, galima tai būtų pasakyti. Ir žinoma, kaip jau sakiau, dalį pozicijos uždariau dėl to, kad atsimušėme į VWAP nuo šito house. Tai kur važiuosime toliau? Tai vis pirma yra, manau, du lygiai artimiausi, nuo kurių turėsime šiokią tokią reakciją. Tai visų pirma, žiūrint, jeigu važiuosime į viršų, tai turime šitą labai stiprų lygį, kuris tampa ir su viso range volume low ir su daily naked point of control lygiu ir su VWAP nuo šito house. Tai pažiūrėkit, kaip idealiai viskas sueina į vieną vietą. Labai gražiai, tai tikrai labai stiprus lygis, į kurį tikrai, manau, turėsime reakciją, jeigu jį pasieksime. Tai net negalvojęs, jeigu gautumėm čia reakciją ir gerą entry, net negalvojęs entrinčiau shortą. Žinoma, neuždaryčiau visiškai pilnai savo longo pozicijos, uždaryčiau didžiąją dalį, bet ne visą poziciją, kad jeigu gautųsi taip, kad sureagavome į lygį, pavažiavome ir tada važiavome biškį žemyn ir tada važiuojame į viršų, kur išmuštų mano shortą, turėčiau visgi dar dalį longo, kuris, jeigu kaina kiltų aukščiau, atpirktų mano shortą ir taip tiesiog susimažinčiau savo visą riziką. Tai visą laiką stengiuosi laikyti bent vieną poziciją, bet dažnai laikau ir dvi pozicijas. Tiesiog buvau čia atidaręs shortą, bet gausi, kad mane išmušė ir buvau išvažiavęs atostogauti, todėl nelabai žiūrėjau
grafikų, bet visą laiką stengiuosi bent vieną kažkokią mažą dalį pozicijos turėti visada. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar turiu longą nuo čia atidarius shortą, vis tiek dar longo neuždaryčiau, tai turėčiau abi dvi pozicijas važiuojančias. Ir jeigu tik gaučiau labai stiprų impulsą ir pamatyčiau, kad tikrai Bitcoinas rodo silpnumo kažkokius požymius stiprius ir tikrai matome, kad kaina važiuoja žemyn, tik tada uždaryčiau savo longą. Tai būtų, nežinau, realiai ties čia gal kažkur tai gan žemai nuo shorto entrio. Tai su longais, su shortais viskas aišku. Šita yra viena stipriausių zonų ir prieš tai šnekėjau, kad šita yra labai stipri zona, tačiau kadangi kaina žemai nuvažiavo, tai tas pats Fibonacci jau nusimuša nuo tos zonos ir neturime tiek daug confluence'o vienoje vietoje, kad galėtume laikyti, kad šita zona labai stipri, tai manau, kuo toliau einam, tuo jinai vis labiau silpnėja, tačiau šiuo metu šita zona yra labai patraukli man, nuo kurios tikrai enterinčiau shortą ir uždaryčiau dalį šios longo pozicijos. Taip pat, manau, jeigu eisime į šitą zoną, gausime kažkokį retracementą šiokį tokį ir važiuosime aukštyn, tai manau, kad tikrai realu, kad pasieksime šito range'o high. Nemanau, kad šita zona yra tiek stipri, kad kaina gautų labai didelę tokią reakciją. Tačiau, kadangi esame su nuo čia longe, tai jeigu ir kaina sureaguoja čia, pramuša enterinu shortą ir man shortas nepaeina, jį išmuša, tai bent žinau vieną, kad šita zona yra stipri visų pirma ir jeigu šitą zoną pramušame, reiškia, kaina tikrai labai rodo stiprius požymius ir jinai pasiruošusi kilti aukščiau, tai mano longui šitas yra gerai, nes kaip ir sakiau, neuždarau viso longo iš karto, tai žinome, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, kaip čia pasakius, nes kad ir mano shortą išmuša, vis tiek žinau, kad kaina yra pasiruošusi judėti gerokai aukščiau ir turime bullish ženklų, todėl galima gavus progą enterinti longą ir tikėtis dar aukštesnių kainų. O ties, kur kaina dabar gali nuvažiuoti artimių lygių, nuo kurio dar gal enterinčiau longą, tai vis pirma turime tą gražų lygį, kuris su Fibonacciais tampa ir taip pat šito range'o naked point of control. Tai tikrai labai stiprus lygis, kadangi net 3 confluence'ai vienoje vietoje, tai yra daily lygis, tai yra naked point of control šito viso range'o ir Fibonacci šito viso move'o. Tai taip pat yra 100,000 psichologinis lygis šiek tiek žemiau, tai labai dažnai būna, kad jeigu kaina įeina į tokį lygį, čia konsoliduojasi, ta pasigrebė likvidumo biški žemiau 100, grįžta į lygį ir jeigu gauname tokį liquidity grabą vadinamą, tai labai geras entry confirmationas longam. Tai kol kas turime tiek confluence'o šito vietoje ir kaip sakiau, vis tiek dar manau, kad kaina gali važiuoti labai žemyn, tai aišku, nenorėčiau, kad tai būtų, bet jeigu tai įvyks, tai kur turime stipriausius lygius, kur turime stipriausius lygius, praeitam video sakiau, kad 96 yra labai patrauklus lygis, tačiau, manau, turime kitą. Tai jeigu įmant Fibonacci extensioną, gauname šį 93. Kur dingosi. Sekundėlę.
Tai turime šį lygį 92 tūkstančių, kuris labai gražiai sutampa su viso šito range'o. Ne šitą, atsiprašau. Ką šitą? Su viso šito range'o volume area low. Tai tikrai labai stiprus lygis, taip pat čia matau konsolidacija buvo. Turime tikrai nemažai orderių čia ir dažnai market makeriai tokius orderius mėgsta pasimti savo, tai yra išmušti ir pasimti likvidumą. Tai jeigu matysime, kad pramušame 100 tūkstantinį lygį ir negrįžtam į jį, o jisai patampa rezistansu, tai yra retestinam ir važiuojam dar žemyn, tai šiuo metu stipriausias lygis, kurį turime važiuojant žemyn, yra 92 tūkstančiai. Ir manau, kad jeigu pramušime čia apačią, tai tikrai pasieksime šitą lygį. Tai kad ir gaučiau čia kažkokių požymių, kad važiuosime žemiau, neenterinčiau jokio šorto, nes kaip ir sakiau, kadangi jau turime labai didelį mūvą, tai reiktų didesnio man retracemento iki čia, kad galėčiau enterinti šortą. Toks mažiukas retracementas yra man nepakankamas ir gaučiau silpnumo požymių tik kažkur ties čia. Tai toks entris nėra man patrauklus šortam, kaip ir sakiau, jeigu čia yra visas mūvas, tarkim, į viršų, tai niekada nesugalvočiau longo enterint čia. Enterinu longą tik tada, kai kaina krenta ir pasiekime mano lygį ant reverso, arba enterinu šortą tik tada, kai kaina kyla, važiuoju mano lygį ir ties čia ruošiuosi reversui. Niekad netreidinu vidury mūvo. Tai jeigu ir pramuštumėm šitą lygį, nebūčiau jokiam treidė iki tol, kol važiuotumėm iki čia, jeigu gautumėm čia reakciją ir matyčiau, kad kaina yra pasiruošus aukščiau važiuoti, tai tik ties čia enterinčiau longą. Bet kol kas dar šis lygis yra tikrai gan toli, tai nesifokusuojam į jį, o kaip ir sakiau jau, kol kas yra du pagrindiniai lygiai, tai yra šitas bei ties čia. Tai lauksime reakšino jų, žinoma, tikiuosi, kad dar pavažiavę žemyn, biškai gal patestuosime range'o apačią ir važiuosime aukštyn, o ties čia jau žiūrėsime price actioną ir žiūrėsime, ką galime su to price actionu nuveikti. Tai dėkui jums už video, dėkui, kad žiūrit. Jeigu jums įdomu, prašau prenumeruoti šitą kanalą, palikti laiką bei parašyti komentarą, kas tikriausiai man labiausiai padėtų komentaras, kokių įžvalgų turite, ką dar norėtum pamatyti video, gal kažkokių patarimų, nes, kaip ir sakiau, tai yra pirmi mano video, iš vis kažkokie daromi gyvenime, man pačiam tai viskas yra nauja, žinoma yra įdomu, todėl esu pasiruošęs mokintis visą tai daryti, tai jeigu turite kažkokio feedbacko, būtų malonu jį, žinoma, išgirsti. Dėkui dar kartelį ir gražios dienos.